Hello, sveiki visi. Labas, Labą, labą. Kaip sekasi? puikiai, puikiai po darbų, įdegęs kaip Ispanijai. O, žiūriu, čia baltas pavydas. Kaip jum, Normaliai. atspėjat paskaityti mano naujienas? A, kaip čia pasakysi, greitai prabėgau dabar, va, ką tik minutėlę turėjau. Taip, mačiau, pajungsi ne robotą. Jo, bandysim šiandien per Zoom pasileisti robotą naują. Parodysim, Mhm. kad tikrai investuojam, ne šiaip savo kortom žaidžiam atvažiavę čia Mhm. susėdę, sakyti. Gerai, bus matyti, kiek čia žmogeliukų šiandien prisijungs. Jo, šią savaitę kažkaip labai visi ramus, tai nu, matysim, gal bus kažkas. Mhm. Kažkiek, kiek turėjau laiko, tai šiek tiek pasidalinęs tai buvau Zoom'u. Bet dabar ateina vasara, tai aš manau, nu matysim, žiūrėsim, gal kaip čia bus, nes į vasarą kažkaip žmonės labiau į lauke kažkur mieste. Ir Jo, gal geras oras. tas toksai pasileidęs plaukus, kaip aš sakau, žmonės daugiau pasileidžia plaukus ir daugiau niekas neįdomu, kaip pasakyti. Mhm. Nu, matysim. Aišku, nesvarbu, kiek bus žmonių. Zoomą pravesiu ir Ne, paleisim tavo botą, pasidžiaugsim jo, tavo pinigais. būtinai, būtinai. Mhm. Išsamei pasakosi, kaip ką darai, ar parodysi, pasidalinsi ekranu. Nu, bandysim kuo išsamiau, kad visi suprastų, kad būtų aišku, jeigu kažkas bus neaišku, galėsim būtinai klausti, atsakysim. Mhm. Na, dar porą minutėlių palauksime. Tai vėliausiai padėti man šiandien. Dirbu šiandien jau kelinta, čia 10 diena be išeiginių. Darbo valandos yra netrumpos, tai pasiruošimo nulis, bet išsivartysim. Nu, svarbiausia neperdėkit ir viskas bus gerai. Neperdėksim ir kitas, kas sakė, daugiau ekrano gal pasidalinsiu arba save paslėpsiu. Tai vat. Kaip reikėtų jums susirasti tuos failus, kur yra atsiuntę, nes neblogai ten yra daug informacijos. Šiaip tai ta visa informacija yra programėlėje. Nu taip, bet jeigu ekspromtu vesti, manau, pagelbėtų. Nieko, aš įeisiu ir kadangi man reikia atsiversti, ieškoti, man lengviau įeiti į programėlę ir viską surasti, aišku, paskui pamiršti viską, visko būna. Na, smagu, žmonės jungiasi po truputį. Labas vakaras, labas vakaras. Na taip, sakau, ateina vasara, pasileidžia plaukus žmonės. Taip, visi gyvenam savo gyvenimą ir Man įdomu dabar už Zoom praeitą sykį Atas ar gavo kažką, nes mačiau, buvau prisijungęs, mhm. bet lygtais dingodavo. Ai, yra. Atas, labas Kad Atai, vakaras. nu, labas Atai, jeigu gali parašyk mums į chatą ar kažkur, ar gavai į savo sąskaitą $10 laimėjimą. Pasiilgom visų, pasakosim viską iš eilės. Klauskit, lengviau bus pasakoti. Leisim naują robotą šiandien, parodysim, kad viskas, Svarbu viskas. gavai, taip. Jo, taigi čia, ta prasme, jo, čia nebūna taip, kad laimi loteriją už 5 minučių jums ir gauna čia. Viskas yra tvarkoj, čia, kaip pasakyti, išvedimai greičiau, aišku, ateina negu sumą laimėjimo, bet vis tiek fainai gauti $10 nemokamai, jūs sakykit, ką jūs man norit. Man duokit $10, aš tikrai mielai priimsiu.
kas jų nenorėtų, ne? Nu, tai Svarbiausia, kad taip. tie pinigai yra iš BVI kompanijos, todėl ir Taip. užtrunka ilgiau, savaitgaliais, kiek Nes mums suprantu, reikia, nelabai jie ten reikia vis dirba. tiek reikia pranešti, kas laimėjo, visą kitą jie turi peržiūrėti iš tikrųjų, visą kitą ir tada tik tai skiria tuos apdovanojimus. Tai nėra, kad čia baigėsi zoomas iš karto jau ir gauna. Nu, bet esmė yra, kad faktas, kad vat gavai, viskas tvarkoja ir jokių kažkokių ten viniavimo vatų, kaip aš sakau, nėra čia. Na, tai ko jau čia nusivilti? Žinai, kiek tokių nusivylimų gali būti. Jo, tiesiog paskui viskas, kai su laiku suprasi, žinosi, kaip čia kas vyksta ir tu tiesiog, nu, žinosi, kaip kas dėliojasi ir tu net nepergyvensi, kaip pasakyti, nes kai nežinai, kaip kas vyksta ir todėl ir atrodo, kad čia keista, kažkas čia gal apgavo, kad dar kažkas čia niekas nieko neapgauna. Tai tiesiog reikia kitas iki biški ir kantrybės, manau, ne? Įdomu, vat, ar dabar, kaip tas, kas sakė, užsipulsim, ar pakeitei nors kiek savo nuomonę apie BVI? Manau, taip greitai irgi žmonės nelabai taip greitai ir supranta čia, žinai, kai. Nu, Matai, laimėtojus reikia pranešti suportui. Tai daro Aivaras. Suportai savaitgaliais ilsisi, jie nepervedinėja jokių premijų, jokių apdovanojimų, jokių laimėjimų. Kiek esu buvusi grupėse, visur niekas nesidalino savaitgalį. Visi veda, kad po savaitgalio arba iki savaitgalio, jeigu gauna, tada dalinasi laimėjimais. O tu, mačiau, irgi nepasidalinai, kad gavai laimėjimą. Ar praleidau, Atai? jo, Na, čia jau šiandien esu. čia tai nieko nematėm. Ja. Tai valia, gal šiandien pavyks irgi laimėti, jeigu būsi mūsų nemažai. Pasidalinkite, Aivaras. jeigu kas galit greitai per kokius, jeigu turite Telegram grupių kažkur draugams, įmeskit, kad kuo daugiau prisijungtų, kad galėtumėm sukti vėl žaidimą ruletę ir galėsit irgi laimėti $10. Bet reikia vis tiek, kad būtų daugiau žmonių, kad mums, sakykime, suportas nepyktų, kad sakytų, čia dalinam į kairę dešinę, du žmonės prisijungia ir tiesiog mums patiems bus gėda. Tai reikia šiek tiek, kad nu, bent jau būtų koks 16 žmonių ir tada galėsim sukti loteriją ir viskas bus gerai. Dabar šiuo momentu yra 12, tai va dar kokius 4, pakvieskit kas nors, pamėtykit nuorodas, kokiam draugui pasiūlykit ir jeigu pasieksim, tai galėsim sukti, viskas tvarkoja. Leo, ar pirmą kartą dalyvauji Zoom'e? Pamiršai. Dalyvaujam, klausomės, O jau išbūnim iki 13. galo ir tada Aivaras suka laimės ratą ir laimingasis pasiima $10. Kaip tas, kas sakė, už tai, kad praleido laiką kartu su mumis, klausosi ar nesiklauso, na, svarbu laimi. Na tai. Na ką, šiandien gavau pasiūlymą vesti Zoom'ą apie partnerystę. Tai išjungsiu save iš vaizdo ir papasakosiu, šiaip jūs galite tai matyti. Na, gal pavyks pasidalinti ekranu ir viskas yra programėlėje, jeigu manęs nepaves internetas. Tai aš pasidalinsiu savo programėlę, nes man eina tik tai su namų Wi-Fi'u ir tai va, kadangi visi, kas jau turite, žinote, matote, kaip viskas vyksta,
galite įeiti į savo paskyrą ir eiti į reklaminį centrą. Čia yra viskas duota, tai reikia skaityti, studijuoti ir žiūrėti. Galite atsisiųsti, galite paskaityti, kad neužimtų pas jūsų ten, kaip Aivaras minėjo, kad man atsiuntė programą, tai štai čia galite spausti atsisiųsti, galite peržiūrėti, kurią norite kalbą, yra labai patogu, vat, kokią norite kalbą, tokią pasirenkate, kuri jums labiausiai patinka. Kur mano lietuvių, va, galite arba atsisiųsti, arba peržiūrėti. Na dabar spaustam peržiūrėti. Tai va, tai, ką Francesko man atsiuntė, viskas yra čia. Tai yra labai patogu ir kiekvienas tikrai, kas turite savo paskyrėlę, galite studijuoti, žiūrėti. Jeigu nenorite būti prisijungę žiūrėti, parsisiųskite, aišku, turite tada turėti failo atidarytuvą, nes ne visi atidaro failus. Nu, bent jau man Google'as atidaro tie, kurie yra, kur būna kiekvienam telefone, realiai tai tikrai atidaro. Turėjau problemų, parsisinčiau kitą. Tai va. Yra, jo, čia yra partnerystės programos pristatymas, žingsnis po žingsnio, kaip daroma į maksimalias pajamas. Vienu žodžiu, mes neverčiam kurti komandos, primiktinai niekas nereikalauja to daryti. Komandos tikrai neprivalo. Jo, ir vienu žodžiu, tai darome, kiek aš sakau, iš gerų paskatų draugui padėti ir tuo pačiu, kaip gausite ir atlygį už tai. Jūsų draugas, jeigu bandys investuoti $100, sakykime, jums grįžta $6. Jeigu tas draugas pakvies savo draugą investuoti $100, jums pareis $1 nuo to draugo. Jūsų draugas gaus 6. Tai visos yra duotos programėlėje paaiškinimai visi. Vienu žodžiu, labai lengva yra, na, kai aš sakau, lengva, kai turi komandą, kai aš sakau, ne visiems pasiseka rasti gerą lyderį, kuris kurtų savo komandą. Jo, teisingai. Dažniausiai žmonės dirba vieni. Na, aš irgi skaitau, save laikau prie tų žmonių, kuriai patinka dirbti vienai. Bet kadangi tai ne pirmas mano projektas, turiu daug draugų, daug pažįstamų, susibičiuliavom su daug žmonių, tai jie po truputį plečia savo komandas ir man smagu. Prieš savaitę turėjau tikriausiai vieną pirmoji linijoje ir vieną antroji linijoje, o šiuo metu aš jau turiu vieną pirmoji linijoje aktyvų ir 3 antroji linijoje aktyvus. Tai labai džiaugiuosi sutikus tą žmogų. Jisai padeda man uždirbti, uždirba pats ir padeda savo draugams uždirbti. Jis irgi, kiek suprantu, prie tų lyderių, ne, yra ne tas, kur žmogus, kur tiesiog vienas pats būna, o tas, kuris irgi taip pat yra. Ne, jisai turi savo komandą, turi savo labai platų draugų ratą. Jie, svarbiausia, man patinka tuom, kad jie analizuoja įmonę, analizuoja projektą ir jeigu pagal jų tuos nusistatymus visus atitinka įmonė jų reikalavimus, kaip čia pasakyti, jų standartą, tada jie investuoja. Supratau. Kadangi jie investuoja tikrai ne po $100, buvo čia bandomasis vienas tik tai. Ir labai smagu, kad užsieniečiai, nelietuviai, ir gavau truputį priekaištų. Jisai yra iš Kubos, jo draugai yra iš Peru. Gavau truputį priekaištų, kad nelietuviai. O aš sakau, ar yra skirtumas, koks žmogus ir iš kur jisai.
Tai pirmoji eilėje buvo o jeigu mano klausimas, ar gal priekaištų. visam pasauliu dalyvauja buvais. Uh, aš rašiau ir suportui, ir vienam, ir kitam, tai iš visų parėjo atsakymai, kad galima, iš tų šalių, kuriuose mano draugai yra, tai problemų nėra. Kai aš sakau, su lietuviais man sunku, nežinau kodėl. Tikrai nežinau kodėl. Atrodo, nu, taip pat šneku, taip pat darau, kaip ir su užsieniečiais. E, lietuvių pas mane komandai nėra. Sorry, lietuviai, jūs mane nuvylėte, bet aš einu tolyn ir einu su užsieniečiais. Viskas ir gerai. Jo, tai va, čia partnerystės, ką mums Šitas pateikia. labai dalykas įdomus, tai irgi atkreipkite dėmesį, kad tai yra rango lygiai. Ta prasme, kai jūs tik susikursit paskyrą, jūs busit iškart pirmajam lygiai jūs busit. Tai atkreipkite dėmesį, kaip Jurgita sakė, gausit 6% pakvietę pirmąjį žmogų, antrąjį žmogų 1%. Jeigu šitas žmogus, Ne, kitas. antroj linijoje. Aš taip sakykim, mano pakviestas žmogus yra pirmojo linijoje, jo Taip, pakviestas taip. pirmas žmogus antrojo linijoje ir taip eina 3 linijos. Jo. 4, 5, nu, iki begalybės. Tai va, čia galite matyti, nežinau, priartinau, kad matytumėte aiškiau, nes kai rodo paprastai, šiaip tai iš kompiuterių rodo, yra biški ryškiau, iš telefono yra kitaip. Viskas gerai, matosi. Jo, tai vat, aš esu pirmam starė, tai rangė tam mano Ta nuo prasme, pirmo. jeigu turit du, tris draugus, tai visą laiką būsim realiai pirmam lygiai, bet jeigu mes norim karjerą jau siekti, jau norim pasikelti jau didesnius procentus, tai tada turėsim biškį ir padirbėti. Tada jau turėsim tikrai turėti ir kur didelės komandas ir panašiai, bet tai yra tikrai neprivaloma kur. Tai mes irgi Taip, turim pabrėžti, kad tai nėra privaloma ir panašiai. Čia tie, kas nori. tai vat, kaip matot, nuo pirmo pakviestojo linijos gaunate 6%, nuo antro 1, nuo trečio 1, nuo ketvirto 0,5%, nuo penktos linijos 0,5%, na ir toliau po 0,25% iki 7 lygio. Tai reiškia, jūsų 7 linija dar jums duoda pelno. Nedidelis, bet jį gauna. Pirmą kartą investavus, reinvestavus, pavyzdžiui, baigėsi net tas 10 dienų, nu, sakykime, 12-14 dienų baigėsi, jūsų botas baigė darbą, sugalvojate reinvestuoti, jūsų lyderis gauna nuo jūsų 6%. Taip ir jūs, nuo savo komandos nario, jūs gaunate to 6%. Tai nėra, kad tik tai vat, pirmą kartą investavo ir jums parėjo ir viskas. Reinvestuos, dasipirks naują botą, Pasibaigs jūs savo. vėl gausite. Su kiekvienu naujo boto įsigijimu, su aktyvavimu jums pareis pinigėliai. Tai vat, Sakoma, yra pasyvios pajamas. kaip? Sakau, kaip sakoma, pasyvios pajamas eis visada. Nesvarbu, ar jūs investuosit ar neinvestuosit. Taip, va tas ir yra įdomiausia, kad aš iš pradžių galvojau, kad, na, prisipažinsiu, iš pradžių nelabai domėjausi įmonę, tai tik tai peržiūri greitai, manęs paklausė, ar gauni, jeigu neinvestuoju, pasakiau vienam ne, dabar atsiprašinėju, tai žmogus sako, aha, nu tai gerai, tada gal ir investuosiu. Arba kviesiu žmonės, jisai neinvestuos, aš tą žinau ir tiesiog jisai kuria komandą, bet kol kas iš jo komandos narių dar niekas neinvestavo pas mane. Tai galbūt iš 3, iš 4 linijos tik tai investuos. Yra tokių žmonių, yra reklamuotojai, yra, kai aš sakau, veltėdžiai. Na, aš kitaip ir nepavadinsiu tokių žmonių. Jie laukia, kol jiems žmonės suneš pinigus, jie tik darys išėmimus ir adiuodė. Tai va. Čia, kaip matote, va tas iki pirmas staras, investavote, jūs iš karto esate pirmam stare,
tam pirmam lygiui, net nežinau, kaip čia Reikėtų, pasakyti. dar iš tikrųjų reikėtų pabrėžti, kad kol pirmą kartą neatidarysit robotą, jūs neturėsit referalinės programos. Kol neaktyvuosit nors vieną pigiausią botą, sakykime, tai tol, sakykime, referalų programas neveiks. Ji tiesiog bus išjungta. Tai va tai reikėtų irgi atkreipti dėmesį, jeigu mes pirmą kartą užsiregistravom, prisijungėm ir norim kviesti žmonės, tai mes turim nors vieną robotą mes turim aktyvuoti ir kai robotas pasibaigs, jau tada mes galim toliau nebeinvestuoti, bet vienas iki turim vis tiek investuoti. Tai reikėtų labai atkreipti dėmesį irgi. Taip, tai vat yra iki 7 lygių, kaip pirmai matėte. Pirmas lygis 6 procentai, antras, trečias 1 procentas. Kai jau turėsite daugiau žmonių, čia žiūrėkite, tik tai investavus, pirmas, sakykime, botukas aktyvus 100 Va, matot, užduotis turi parašyta būti. 100 dolerių, va, teisingai, va, prašo, kad Taip, 100 dolerių. taip, tai vat, kai jūs aktyvuosit vieną robotuką, jums pareis šitie 611 ir taip toliau iš 7 lygių. Jau antras reikalavimas, kad būtumėt antram staretam, turi būti apyvarta už 1000 ir komandos pardavimo apimtis turėtų siekti 10 000. Neįsigaskite šitų skaičių. Kiekvieną kartą reinvestavus jums pliusuojasi. Jo, teisingai. Pliusuojasi viskas, nes pirmą kartą investuojat, sakykime, bandot su 100 dolerių, paskui vėl reinvestuojate su gautu pelnu, vėl gaunate ar pakviečiate žmogų, jums pareinate pinigėlį, jūs toliau investuojate, jau pavyzdžiui, per 3 botus jūs mažiausiai turėsite 330 jau, o investuosite tos pačius 100 doleriukų. Aišku, tai yra, nesakau, kad tai yra maži pinigai. Tai yra pinigai ir niekada neimkite paskolų tam, kad daryti investiciją. Nors daugelį projektų aš jau gavau pasiūlymų, oi, tai tu čia pasiim paskolą ir investuok, tai čia tau greitai atsipirks. Nerizikuokit žmonės, nežaiskime su savo pinigais. Tai va, kaip matote, jau turint va tą antrą, jūs gaunate 7 procentus, iš 3 sekančių lygių po 1 procentą, 5 lygis jums duos 0,5 procento ir jau padidėja iki 8 linijos. Man į linija yra gražiau skamba. Trečiam starsiu iki 10 lygių jau atsidaro linijos ir, vat, kaip matote, jūsų apyvartos tūris jau turėtų siekti 2500, o komandos apimtis turėtų siekti jau 50 000 dolerių. Gražu pažiūrėti, vat nežinau, su bonusais, kadangi aš negavau dar, Aivaras, gal tu gali paaiškinti apie bonusus, pardavimų bonusai. Tai vienkartinis bonusas, kai pasiekėt šitą lygį, jums kompanija iš karto kaip dovanų duoda šitą bonusą. Sakykime, pasiekus antrą žvaigždutę, tai gaunat 250 dolerių į savo sąskaitą. Dabar dingo biškį ekranas jūsų. Jo, pas mane internetas labai geras. Gerai, einam iš naujo žiūrėti. Tai va, apie pirmą, ne, sakykime, Pirmas, tai čia niekas. antras, antras, 250. Jo. Pasiekėt antrą lygį 250 gauna dolerių, tada sekantį pasiekė trečią lygį gauna 1000. Aha, ir man toliau nebeužšauna. Kaip ir sakiau, pas mane internetas labai geras. Džiaugiuosi ir dėkoju. O, ketvirtą užkrovė, o, jau krauna, jau gerai. Jo. Aplink mane pristatyta labai daug vėjo jėgainių. Pas mane netrūksta iš to. Yra keli parkai, tai aplink mus yra dabar, jeigu nepameluosiu, 76 vėjo jėgainės. Čia yra 25 km spindulių. O čia jau tikrai daug. Jo, ir vargstu su internetu labai dažnai. Tai va, dabar
jeigu žiūrėti pasiekus ketvirtą žvaigždutę, tai 2000 gaunat iš kompanijos, tai tikrai jau suma jau rimta, kaip pasakau. Tai čia mano svajonė, tai šiaip šitą pasiekti Aha, kažkaip, kelintoj dabar tu esi, Aivarai, trečioj? jo, trečioji. Mhm. Tai va šitą dalyką turėčiau pasiekti, bet čia dar užtruks tikrai ne mėnesį. Tai Na, įdomu pažiūrėti dabar, kiek čia jums reikia. Na, 5000 jau pats įveikiai, tik tai komandos tikriausiai jo, apimties. pas mane yra jau praktiškai dvigubai negu reikalavimas ir tik tais reikia komandą surinkti 200 000. Tai va tai Mhm. jau yra darbas, jau čia nėra labai jau taip paprasta iš tikrųjų taip greit surinkti. Tai Nebent va, turit labai daug žmonių, daug didelės komandos, tada tai. tai va, ir noriu, tada ir paminėsiu, kad aš Aivarui esu nepatogi, jeigu jam siekiant tikslus. Aš nekuriu komandos. Viskas Tas gerai. pasakė, Aivarai, sorry. E, Na, va, todėl, va, Trys užsieniečių ir man tiks ir užsieniečiai, man viskas tinka. taip, ne, buvo tik tai priekaištai, kad jo buvo registracija Telegramo Amerikoje. Tai čia iškilo, nežinau dėl ko, nepatiko, bet viskas gerai. Jo, nes šiaip Tai, Francesco dabar mūsų, jeigu šiandien matėt, pasidalino šiandien žinutę Telegrame, jeigu kas matėt, mhm, tai jis yra pasiekęs dabar, jeigu neklystu, jis man tuoj mes buvo, tas reikia eisime. tik pažiūrėti, dabar Va. užmesti akį. Taip, jisai metai laiko, kai buvo. Taip, ir jis palauktų, noriu pažiūrėti, kokia jis dabar yra pasiekęs. Tikrai jau, nu, pavyzdys visiems. Ne, jisai neįmetė, jisai metė tik tai metai, va, pradėjo nuo 10 000, a, kas neskaitė čia, prieš metus priėmė sprendimą tokį, vystyti veiklą buvo jis ir šiuo metu jisai turi visai nemažai, kadangi nežinau, ar čia skaityti ar neskaityti. Ir netaip seniai dalinosi su mumis jisai savo asmeninio kabineto apžvalgą ir iš jo pirmųjų metų rezultatas daugiau nei 312 000 grynojo išėmimo, o aktyvių investicijų ir lėšų balanse suma šiuo metu jo sudaro $170 000. Taip, tai yra didelis pasiekimas per metus laiko, aišku, su komanda, su savo užsispyrimu ir tikėjimu kompanija. Tai įmanoma. Džiaugiuosi, smagu, kad tik tai žmogus užsispyrė siekti savo tikslų. Silver Staras pas jį yra, pažiūrėjau. Jis turi Mhm. Silver Starą, tai vat galima atidaryti trumpai pasižiūrėti, jeigu O jums jau pat, tai tik tai galim užkrausime. pasakyti, koks vien bonusas jo pasiekus šitą Silver Starą, kokią Mhm. premiją galima gauti iš šios kompanijos. Tai jau manau, kad tikrai turėtų būti įspūdinga suma. Galim pasvajot, pažiūrėti. Truputį. Tai Tai va, va, bronzė, Silvestras. silver va. Va, 20 000 jo ir komanda 1 000 000. Bet ir premiją pažiūrėkite, Tai jeigu premija 10 000. 10 000 eina savo, kaip fainai būtų. Taip, gavai 10 000, investavai, kai aš sakau, pusę investavai, pusę savo pasiėmei. Na jo, Nu, va, gal smagu. tipinė lietuvė, ne? Taip, Reikia ir savo tikrai, pasiimti. tikrai fainai. Taip, labai smagu, džiugu, kad žmonės taip gali uždirbti ir tikrai Jo, nėra to jis irgi pavydo. taip pat kaip ir jūs, va, dirba stipriai su užsieniečiais, tai jis va, tikrai irgi turi daug šalių, daug žmonių pas save. Tai tikrai todėl pas jo ir ta komanda yra gan didelė. Ir mes patys esam pas jį atėję po jo realiai pas jį. Tai
jis gauna ir iš mūsų visos Lietuvos, realiai mūsų komandos gauna jis taip pat visus referalus ir panašiai. Na taip, smagu. Už tai ir sakau, vat, yra džiugu, kas sugeba pagauti tą lyderį, kuris kuria komandą. Jo, bet ir pats turi dirbti, ne tik ant lyderio visko pasodinti, kad, sakykime, pasodinai ant kėdutės ir tu man visus sukvies. Taip pats turi irgi taip pat dirbti. Aš manau, kad Ne, čia tikrai viskas, nu, nereikia užmigti ant to lauro ir ir reikia turi dirbti pačiam. pirmiausiai Ir, pats kurti, o jeigu dar kažkas tau po tavimi irgi kūrė komandą, tai tau tik tais, nu, papildomai, kaip pasakyti, ačiū, tik tais taip, papildomą dar ir naudą. neužteks to, kad, oi, čia pakviečiau, jisai investavo ir radijuotė reikia ir bendrauti, ir būna ir iškyla klausimų, ir ieškai, ir tariesi, ir, na, tikrai tai atima ir laiko, kaip tas, kas Tai sakė, vat, ir darbą. tai vat tas Už tai, referalas, aš manau, ir yra sukurtas tam, kad tam žmogui pagelbėtų už savo sugaištą laiką, už tai, kad tu jam padėjai, nes yra tokių, kur netgi ir nemoka net ir pervesti, reikia padėti ir įsidėti pinigus, ir persivesti pinigus reikia padėti. Tai va tas referalas realiai ir yra, moka tau kompanija už tai, kad tu kad tu vystaisi dirbi. pats ir padedi žmogui. Tai manau, čia va, tas ir yra pats pagrindinis dalykas su referalais. Ar teisingai sakau? Taip, visiškai teisingai, nes algos niekas nemoka, tu Jo, daug investavai laiko iš savo. tikrųjų atiduodamas va, tokiais dalykais, nes kitam žmogui labai daug reikia skirti laiką, kad jis suprastų, kad jisai kažką sugebėtų pats išmoktų, tai tiesiog tikrai tenka kitą kartą labai daug darbo įdėti. O tai būna, pasakoji žmogui, jisai atrodo ir domisi viską, atiduodi savaitę, dvi, kiekvieną dieną vis kažkokių naujų klausimų, nors viską lyg tai ir duodi, ką pats žinai, ir galų gale pasako, ai, tai aš čia norėjau tau pasiūlyti savo. Tai žinokit, būna taip apmaudu ir pikta ir mm, atiduodi savo jėgas, pastangas ir nieko. Na, bet čia yra tokia tiesa ir toks gyvenimas. Tai va, nežinau, ar kažką tai dar nori pridėti ar paklausti. Šiaip referalai, tai sakau, yra tiems, kurie nori papildomai, o tie, kurie tiesiog nori investuoti, yra pas mane irgi tokių, kur tik investuoja ir viskas. Tai sakau, čia niekas nieko neverčia, nėra kažkokių ten, jeigu tu neklysi, tai išmes ar panašiai, tokių dalykų čia jokių nėra. Čia mes esame kiekvienas asmeninis investuotojas ir referalai, tai čia ir papildoma programa, kaip sakykime, kad jeigu mes neturim pinigėlių iš ko investuoti, tai mes galim papildomai uždirbti iš referalų dar dasidėti, tai taip galim irgi daug stipriai iš tikrųjų dasidėti prie investicijų. Tai tas Tai, labai, man irgi taip atrodo, kad gelbėjant. mhm. Tai va, noriu ant savo paskyros parodyti jums, kad neįsigastumėt tų sumų, kur turite jūsų investicijos būti. Tai va, kaip matot, pas mane yra iš viso nupirkta 8 botai. Tai pas mane didžiausias, brangiausias botas už 216 buvo, ne, tai už 200 buvo. Tai 216, taip jau pasibaigė savo trečias jo, raudas. tai va, visi, kaip matote, nu čia neryškiai, kadangi man reikia išeidinėti vėl iš naujo, Viskas gerai, iškrovinėti. matosi Tai gerai. va, taip, tai kaip matote, mano botai, va, 100, pirmas pasibaigė 104,62, reinvestavau trečias 111,83, reinvestavau 126, čia dadėta buvo 50 ir reinvestavau 192. Ir čia jau buvo 216. Šiuo metu yra 200 ir 150. Puiku. O dabar, Ir, kada ir baigėsi, mano visa investuota suma rodo $1200.
Tai kaip matėt, pas mane butukai nėra brangus, o pas mane jau yra investicija 1000. Tai beliko surinkti kompanijos, savo komandos ir gausiu pirmą apdovanojimą, ne? Jo, pažiūrėkim, kiek trūksta, žemiau biški paeikė, turėtų rodyti jums. Va, Aha, visa tai yra ir informacija, pirmas tai va taip pasiektas rodo. pristatymas. Jo, mano yra apyvarta 350 šiuo metu aktyvi ir komanda turi 473. Tai biškutį dar trūksta. Biškutį tai čia pusė. Na jau čia biškutį skaitos. Viskas gerai, Jo. viskas važiuos. Aš niekur neskubu, kompanija dirba, botai dirba, svarbu, kad dirba. Svarbu, kad uždirbama, čia ir pagrindinis dalykas, ne kad nereferauji, bet kad esmė, kad man patinka, kad aš ryte atsikeliu ir žinau, kad aš jau uždirbu. Čia labai tas man labai patinka, kad atsikeliu, žinai, kad jau viskas jau uždirbama. Jeigu turite kažkokių klausimų, dabar nematau, ar kas nors rašė kokį Yra, klausimą. yra PVMI, čia klausia žmogus. Leo, ačiū, kad rašai komentarus. Jo, smagu, kad rašote, tai Tai būtų galbūt ir klausimas, turiu klausimą, ar nesikabinėjimo MAI dėl tokių sumų, kaip pasiaiškinti, ar nebūna vėliau problemų, kaip jūs sukatės. Nu, kaip sukiesi, Jurgita, papasakau. pas mane tokios sumos, tai kad juokas ima. Nu, vis tiek papasakau, gal tu čia rodai vieną, o uždirbi, oho. Na, dar VMI dar nesikabinėjo, už pernai metus netgi gražino man, kadangi sirgau. Tai vat, dar negavau jokių laiškų nieko, nors buvau irgi, kai pradėjo panikuoti lietuviai, kad oi čia apmokestins ir taip toliau ir taip toliau. Tai nu, nieko tokio panašaus nebuvo. Tikrai padėjau ne vienam žmogui, pervedinėjo pinigus ir aš dirbau, keičiau į kriptą. Tai ir vyras sakė, tu atsargiai, kai pareis tau mokesčiai, bet nieko ten buvo nedidelės sumos pasirodė. Na, tai. Jo, o dabar, kadangi Reiškia, ką aš norėjau turiu tik Bybitą, iš Švedbankas, pavyzdžiui, į Bybitą nebeleidžia pervesti pinigų, tai tik tai į Bybit EU. Tai iš Bybit EU vedu į Bybitą, iš Bybito vedu į projektą. Mhm. O tai dabar Bybit.com jums nebeleidžia iš vis pervesti pinigų? Nežinau, man iš Švedo nebeina pervesti. Įsivedo. Jo, Gal ir. Mhm. tai va, kai aš sakau, Aš, esu atvira, viskam, klauskite, aš viską atsakysiu tiesiai šviesiai, esu kaip atversta knyga, tik skaitykite ją. tai šiaip patarimas, jeigu kas jau su didesniam sumom žaidžiat, nu, kaip pasakyti, uždirbinėjat pinigus, tai siūlyčiau turėti ne vieną kripto kortelę, tai ir naudoti, sakykime, galima naudoti MetaMask'ą kaip statelė, ne, pirmą statelę, sakykime, MetaMask'ą, aš bent jau taip daryčiau, tai naudočiau MetaMask'ą, nes jinai nėra jokių kitsų, nėra jokių ten, sakykime, surištų tavo jokios informacijos sakykime, su tavim, ne? Ir tada iš MetaMask'o galima jau turėti daugiau kortelių, kokias 3-4, sakykime, kaip aš turiu Blacked Card'ą, Redotpay'ų, Bybitą turiu kortelę, paskui jau turiu kitus bankus, kurie jau yra be kortelių. Tai vat, iš tų visų kortelių tiesiog pasiskirstai, kad nemesti visos sumos, sakykime, į vieną kortelę. Tai tikrai esu nuėmęs ne vieną kartą ir 2000 eurų, ne vieną sykį. Ir tikrai VMI viskas tvarkoja. Aišku, nežinau, kas būtų, jeigu kokį 100 000 pradėtumėm uždirbti. Nežinau, kaip tai atrodytų, bet tikrai sakykime, per mėnesį ten, jeigu mes nusiemam kokius ten iki 5000, manau, viskas tvarkoja.
Tiesiog pamėtyti per savo kripto kortelės reikia vieną sykį į vieną, kitą sykį į dar kitą, kad ne visą laiką nesmaukti vienos kortelės, sakykim. Nes pas mane Reddit Pays tai Hongkongas yra iš viso, Black Cat Cardas jis irgi ten yra užsienietiška kortelė, nelabai ten su lietuviška. Turi su sąsajų, sakykime, nors jis ten, mačiau, apdaroja, kaip mes parduodam kriptą, tai ten Lietuvos kažkas ten bent jau rašo, apžvalga kažkokia ten yra tikrintojai ir kas ten tokie, nežinau. Tai va, mano toks patarimas būtų, kad turi daugiau kripto kortelių. Mhm. Kadangi aš viską pralošiu, tai Nu, man tai neaktualu VMI. nesakykit jau, kad viską pralošė. Čia tik uždirbamas. Taip, taip, čia ir dirbame. Tai gal dar kas nors turi klausimų kažkaip, esu greita kalbė, labai greitai viską subėriau. Man lengviau yra bendrauti, kalbėti, atsakinėti į klausimus, negu, kai aš sakau, monotoniškai pasakoti ir nežinoti, ar žmonės klausosi, ar jiems įdomu, ar neįdomu. Va, šiandien parodysim atrobatuką, aktyvuosim už nemažą sumą. Tai visą šitą dalyką parodysim tiesiogiai, kad matytumėt, kad ne šiaip mes ten apgaudinėjom, kaip ten kiti rašo, ar dar kažkas panašiai. Mes patys investuotojai esam. Tai kol atsiras klausimų, bandysiu aš jums šiek tiek parodyti, jeigu neprieštaraujat. Iš viso ar norit, parašykit komentaruose. Norim. Neįdomu. Visiems padalink to robotuką. Tugi gali. Na, kiek čia mūsų yra? Kad po $10 po robotuką, įvariukai. Gerai, baikim juokus, jungimės. Bandykim. Va, norim parašė viena. Na ir aš parašysiu norime. Ar matot mano ekraną? Kraunasi. Gerai. Tai vat, kaip kalbėjom apie rangus, tai mano yra 3 rangas. Vaikstat, aišku, kas vaikstuatai, tai jau kas belieka. Visi tylite, kai aš sakau, jau 10 dienų atidirbta, tai palaukit dar 2 dienas atidirbsiu. Taigi turim va trečią rangą. Kaip matot, mano investicija jau yra 100% pasiektas. Tiek reikalavimas, tik dabar turiu surinkti komandos turim surinkti 200 000, tada gausim 4 žvaigždę. Kaip matot, mano yra pakvietėjas taip pat užsienietis. Giuseppe. Jo, tai gal kas čia matot, karts nuo karto žmogus parašom, tai aš per jį esu užsiregistravęs atėjęs į šitą projektą. Tai toliau dabar einam į robotukus. Šiandien aktyvavau naują robotą, tai yra šitas. Jis rytoj jau pradės pilną darbą. Dabar, sakykime, prekybos istorijos neturim, nes jis yra šiandien paleistas, bus 25 dienom. Turėtumėm uždirbti kažkas apie $1300. Tai taip. Ir dabar šiandien atidarysim dar vieną robotą. Tai va, kaip matot, mano investicija yra 8,5 ir šiandien dar atidarysim virš 2,000. Tai va, kas dar kažką galvojat, kaip sakoma. Tai va, jeigu matot mano ekraną, aš va renkuosi, man pats mėgstamiausias šiai dienai, ką aš galiu atidaryti, tai yra CP botas. Jis duoda geresnį procentą 25 dienom. Taigi renkuosi šiandien šitą botą. Taip, toliau, dabar atsidarim, sakykime, turim pasipildę, dabar parodysiu, kaip tai viskas vyksta.
sakykime, paspaudžiame pliuselį, pasirenkam kokią norim. Čia tikrai yra daug kriptomonetų, kaip mes matom. Šiaip ne visai tikrai projektai tiek turi monetų. Taigi, pasakykime, atsidarom Tetherį, pasipildom, išmetam kodas, nukopijuojam, nueinam į savo kripto kortelę ir papildom depozitą, kaip sakoma. Tai va, aš papildau savo depozitą turiu, o kaip matot, viršui, pasipildžiau, o galim pažiūrėti, kad tikrai va papildyta. Papildžiau tikrai prieš Zoomą, kad būtų įdomiau. Šitą sumą mes ir investuosim. Kaip matėte, tinklas buvo BIP20, aš pagrindę BIP20 naudoju. Tai toliau. Taigi, va dabar, kai turim pasipildę turim pinigėlių, norim investuoti, kad tie pinigėliai augtų. Niekada negalvokit, kad va pasipildė, tai daugiau nieko nereikia daryti. Tai pirmiausiai, mes juos turim čia įdarbinti. Taigi, spaudžiam čia ant botų. Taigi, spaudžiam pirkti botą. Aš, kaip sakiau, renkuosi CP botą, mano mėgstamiausias. Tai gerai. Dabar žiūrėkit, kokia yra situacija. Jeigu atidarysit nuo $1000, tai jūs į dieną gausit taip plius minus 18-19 dolerių. Viduriukas. Bendrą sumą kažkur uždirbsit apie plius minus apie $500. Ir kapitalas jūsų grįš atgal į, sakykime, į balansą. Tai dabar aš, sakykime, turiu 2000, tai aš vedu, va čia yra mūsų likutis. Jeigu matot, turėtumėt matyti, Matosi. tai yra likutis, kurį aš dabar turiu balansą savo. Prieš tai įrodžiau, tai va taip ir rašom, reikia ištrinti. Tai veskim, klaviatūrą kažko važiuoju, 2, 7, 2. Aš viską vedu taip, kaip ir yra. Pilną sumą vedu. Dedu taškelį ir suvedu netgi per centus. Galima investuoti tikrai iki pat paskutinės monetos. Tai turim dabar suvedę šitą sumą ir dabar ką mums skaičiuoja šitas robotas. Mes kai suvedam šitą sumą, mums iš karto apskaičiuoja, kiek mes turėtumėm uždirbti per dieną. Tai vat, vidutinė turėtų būti grąža apie $43 kiekvieną dieną uždirbinėsiu. Tai manęs dažnai klausia, kodėl, iš kur tu tiek daug uždirbi, tai vat čia ir yra jūsų dabar atsakymas, iš kodėl aš tiek uždirbu. Tai $43 gausiu šito roboto vien kiekvieną dieną, įskaitant sekmadienį. Ir turėčiau bendrai uždirbti per 25 dienas, kaip mato, $1000 su viršum. Tai va, dabar kokią mes renkamės porą. Tai tie, kas visiškai neturit jokio supratimo, pasirenkat automatinį ir viskas, ir nesukat galvos, jums automatiškai kompanija parinks įmes, sakykime, į tą monetą, kuri neblogai turėtų šį visą jūsų laikotarpį, tą 30 dienų turėtų uždirbinėti. Tai aš renkuosi, sakykime, pats dažniausiai, tai arba Ethereumą renkuosi, arba Bitcoinas man prie širdies, bet nereiškia, kad Bitcoinas arba Ethereumas jums uždirbs didžiausius, sakykime, pelnus. Tai jūs galit būti, kad pasirinkę automatiškai daugiau užlošit, negu, sakykime, pasirinkęs rankiniu būdu. Arba atvirkščiai, jūs uždirbsit daugiau, negu automatinis pasirinkimas. Tai va, nežinau, aš bandysiu dabar atidaryti Ethereumą, nes aš turiu atidaręs be Bitcoino. Tai va, norėsiu sulyginti šiek tiek rezultatus vėliau, matysim po mėnesio. Norėsiu sulyginti rezultatus, kas geriau uždirba Ethereumas ar Bitcoinas. Tai va, tai daugiau ką mes susivedėm sumą, pamatėm visus, ką norėjom, ta prasme susivedėm, pamatėm skaičiatuvą, ką mums apskaičiavo,
ir spaudžiame pirkti CP botą. Viskas apačioj sėkmė, atsidarė naujas robotas, va, ir, ir viskas, ir rytoj jis pradės mums dirbti, poryt jau gausim pirmąjį pelną. O Ką, sveikinimai, tai, šaunu. tai va, o dabar žiūrėkit, sakykime, grįžkime į partnerystę. Tai va, kaip matot, va, jau turiu virš 10 000 savo nuosavos investicijos. Tai, kaip sakoma, turiu dvigubai daugiau negu reikia, bet vis tiek turiu surinkti komandą, turi dirbti ir mano komanda. Jeigu nedirbs mano komanda, tai mano investicija bus nieko verta, kaip sakoma. Nebus naudos, aš galiu čia nors ir 100 000 investuoti, nesvarbu, jeigu komanda mano nedirbs, neinvestuos, tai reiškia ir nepasieksim kito lygio. Tai va, viskas yra, kaip sakoma, bendrai. Tai va, kaip matot, mūsų balansas nukrito. Čia buvo, matėt, virš 2000 buvo. Tai va, čia va irgi taip pat ateina ataskaitos. Turbūt jau visi, kas dalyvauja, žinot. Tai va, ir pranešimas, kad aš va, įsigijau naują robotą, kad nuskaičiavo iš mano balansų, kad įsigijau va, Ethereumą, kaip matot. Ir kiekvienas šitas ID yra unikalus. Kiekvieną kartą, kai įsigina mes robotą, jis vis eina į didėjimą tvarka. Ką tai reiškia mums, ką mes galim iš tai sužinoti, tai jeigu, sakykime, atkreipkim dėmesį, va dabar yra, sakykime, 1,4,5,9,20. Tai mes galim, sakykime, po mėnesio laiko pasižiūrėti, kiek robotų kompanijai yra nuperkama naujų, atidaroma, sakykime, naujų robotų. Tai aš galiu jums šiek tiek dar parodyti trumpai. Taip, tai va dabar žiūrėkit. Dabar yra vienas naujausias, jeigu dabar žiūrėti šią minutę, 1,4,5,9,20. O, sakykime, prieš grubiai, kiek čia dabar, 4 dienas buvo 1,4,3,6,0,6. Tai per čia 4 dienos, tai kiek čia tų robotų? O, nemažai. Kažkas apie, kiek čia, apie 2000, kažkas tokio, ne? Kažkur. 1500 kažkaip grubiai, jeigu tai pasakius, per 4 dienas atidaro naujų robotų. Tai vad galit pasidaryti irgi įspūdį, kiek kompanija robotų naujų atidaro ir kiek vyksta, kokią mastą, sakykime, vyksta apimtis, kokia vyksta šitai kompanijai, koks judesys iš vis vyksta. Tai vat į tai dalykus irgi galite atkreipti, va sakykime, dabar galim pavažiuoti į apačią ir pažiūrėkim, pavyzdžiui, aš pirmą robotą, kai atidarinėjau, tai vat galit pamatyti skaičių. Tai vat šitą skaičių, jeigu atimtumėm jeigu kas turi telefoną, galit greitai suskaičiuoti, pasakyti, kas gaunas. Jurgita negali paskaičiuoti. Ne, negaliu. Neturi, Man pasakyk, kiek buvo, tai čia nu, žodžiu, bet čia daug, man atrodo, 10 000, kiek čia gaunasi dabar, nežinau. Nu, tikrai daug. Jeigu grįžti vat viršų, šitą daugmaž skaičių. aš tau pasakysiu. Nu, čia galit Apie 13 000, mm, 12-13 000. sakau, kad daug. Tai vat, galit irgi primesti, kiek kompanija, kokiam apimtim dirba ir kiek naujų tų orderėlių robotų, kiek ir nuperkama, sakykime. Ir kai, vat, sakykime, 10 dienų atsidarot, lygiai tas pats, nes šitas unikalus kodas ID, jis yra visą laiką didėjantis. Tai vat, galit, vat, sakykime, žiūrėti mano, kad ir mano galiojantis, visi jie, žiūrėkit, visi yra didėjimo tvarka, vat, sakykime, žiūrėkit, skaičiai vis auga.
Tai nereiškia, kad aš tos atidarau, bet tai reiškia, kad per tiek laiko, vat, kol, sakykime, aš atidariau šitą robotą, iki sekančio roboto tiek jau naujų atsirado robotų naujų atidarytų. Tai vat, per tą laiką, sakykime, galit pasižiūrėti, va, sakykime, per po 4 dienas, kiek naujų robotų atsidaro. Tai vat, tiek norėjau pasakyti, nežinau, ar supratot, ar įdomu buvo, bet mes taip va dirbam, uždirbam po truputį, judam. Žinoma, kad buvo įdomu. Tai vat kažko norėjau, tą pasidalinau, kad tikrai matytumėt, kad čia ne šiaip savo semkutės gliaudam. Dabar užduokit klausimų kas nors, gal kažko nesupratot, gal būtų įdomu žinoti, ar viskas visiems aišku. Jo, jeigu negrįstate balsu, parašykite žinutę. Nes šiandien pagrindė kalbam apie referalus, šiandien norėjau dar jums kaip tik parodyti, kad robotuką aktyvuoti, kaip aktyvuojam, kaip mes pasipildom. Gal galėsim kažkada parodyti netgi kaip, sakykime, papildom savo Bevis sąskaitą, sakykime, iš savo kripto kortelės, gal kažkam būtų irgi įdomu, galėtumėm kažkada parodyti, kaip mes papildom balansą, bet manau, kad čia nieko tokio stebuklingo nėra, kas šiek tiek. Va, žmogus CC-botą jums. Na, šaunu. CC-botas yra labai gerai, bet CC-botas negrįžta kapitalas. Yra 60 dienų ir jeigu, sakykime, dabar skaičiuoti šitą botą, tai taip pat aš biškį pasijungsiu dar ekraną. Pasidalinsi? Ja, mes biškį galėsim dabar šiek tiek apžvelgti plačiau, kaip pasakyti. Tai va dabar aš aktyvau, sakykime, šitą botą, o žmogus nori atidaryti šitą kodą, šitą CC botą. Tai, sakykime, čia yra 25 dienos, čia yra 60 dienų. Tai mes 10 dienų šiaip prarandam, jeigu va taip pasiskaičiuoti. 10 dienų mes šiaip prarandam, jeigu per laiką skaičiuokim, o, Čia turiu omeny, kad išsimeta sekmadieniai. Taip, bet dar 60 dienų, tai yra šitas pats robotas, ilgesnis, ir mes per šitą laiką uždirbam 200%, ne, sakykime, nepilnus. Tai jeigu mes dėtumėm čia 25 dienas ir dar 25 dienas, gautųsi 100% šičia, jeigu 2 kartus mes dėtumėm, ar ne? O čia yra 200%, tai reiškia, kad mūsų kapitalas 100% sudega, tai mes uždirbam dar 100%. Tai gaunasi, kad 10 dienų gaunasi, kad ilgiau mūsų robotas dirbs, šitas robotas dirbs ilgiau 10 dienų ir mes gausim tą patį rezultatą, ką mes atidarytumėm 2 kartus po 25 dienos, tai gautųsi 50 dienų, nes 10 dienų realiai kaip ir išlošiam, pagal, jeigu mano skaičiavimą žiūrėti. Tai labiau apsimoka 2 botus atsidaryti iš karto tos. Ta prasme, nebūtinai iš karto, bet galima, sakykime, vienas pasibaigė, atsidarom kitą. Tai per tą patį, sakykime, laikotarpį, kas bus 60 dienų ir aš per 50 dienų tą patį uždirbsiu, ką šitas žmogus, sakykime, uždirbs per 60 dienų. Tai 10 dienų kaip ir gaunasi toks ilgesnis laikas atsipirkimo, sakykime, taip. Nežinau, kaip jums paprašiau tai paaiškinti, bet sakykime, 10 dienų prarandam, kur mes galėtumėm 10 dienų, sakykime, dar atsidaryti, kad ir patį pirmą robotą, tai dar, sakykime, uždirbti, bet aišku, su pirmo robotu mes tiek netidarysim. Tai, sakykime, 25 dienos, va matot, kad pelnas bus mažesnis, tai taip, bet
mūsų laikotarpis, atsiminkim, kad šitas kapitalas jums negrįš. Va tai reikia labai atkreipti dėmesį. Sakykime, mes čia gaunam nuo 3 iki 3,6, pelnas didesnis, bet mūsų kapitalas negrąžinamas. O šitą pagrindinį dalyką reikia atsiminti, kad mes sudeginom savo kapitalą. Tai reiškia, galim pusę braukti iš karto nuo to procento. Na, Tai va, tikriausiai Leo persigalvos ir darys kitą botą. nes kiti tikrai neįsiskaito, neįsigilina, atidaro, džiaugsis, o didelis procentas, viskas faina, bet jeigu va, tai protingai susidėlioti, tai tikrai mes daugiau Jo, prarandam negu jeigu su. kapitalas negrįžta, tai turi bent 0,5% numesti iš karto. Todėl sakau, kad mano CP botas man yra kol kas labiau man jis patinka negu va, tas CC botas. Jeigu turėtumėm va, dabar kaip po mėnesio aš atidarysiu robotą, tai aš atidarysiu 10 000 robotą, tai va tada tai jo, va tada bus tikrai geras rezultatas. Va, sakykime, PT botas, va šitas va, robotas 40 dienų, neilgas laikotarpis ir mes uždirbam 100%. Tai va šitas va, sakykime, robotas, tai taip, jis jau yra geresnis negu va, ankstesnis robotas. Negu, sakykime, CEPO robotas, jis yra tikrai geresnis. Bet jeigu mes neturim didelio kapitalo, investicinio kapitalo neturim didelio, tai tik tai su CP botu geriausiai, sakykime. Leo, nesupratau tavo klausimo, ar turi omeny, kad kapitalas negrąžinamas vienintelis? Jeigu apie tai, tai ne. Yra ne vienas botas, kur kapitalas yra negrąžinamas. Nes kai įeinate į botus, jūs galite matyti, kaip yra, kokie procentai uždarbio ir matyti, kaip botas dirba, ar grąžinama suma yra kapitalas, ar negrąžinamas kapitalas. Tai paskyroje savo galite tai rasti. Nežinau, ar teisingai supratau klausimą. Nu, svarbiausia, drąsiai klauskit ir gal kuo samiau parašykit, kad būtų kuo labiau aišku. Na. Va, čia Ar, dar aha, šitas gerai. kodas, Atas, šitas žmogus, čia buvo irgi vienam žmogui lygiai tas pats, kad nerodo, sakykime, kodo. Tai man kodas, sakykime, nurodo kodą. Bet kitiem, pavyzdžiui, kai vat spaudžia papildyti, kitiems va šitą vietą rodo kraunamą. Bet jeigu jums rodo čia kraunamą, jūs galite paspausti visada va šitą žalią kvadratėlį ir pabandykit kur Nukopijuoju. nors, jo, jį nukopijuojat ir pabandykit kažkur įklijuoti ir jums šitą va kodą jūsų jums įklijos. Galite į savo piniginę klijuoti ir jums persivesti pinigėlį, viskas tvarku, nesvarbu, kad čia bus kraunama. Nes čia kitiems kažkas stringa, nežinau. Tai va, toks va dalykas, arba aišku, galit va šitus paskanuoti, galbūt tau kažkas naudojasi, nežinau. Bet, sakau, spaudžiat kopijuoti ir drąsiai klijuojat į savo piniginę, jums va, tas kodas rodys. Tai va tiek noriu pasakyti. Tai mes visada sakom, ar turite klausimų.
E, Kaip juokiuosi visada, klausimai iškyla tada, kai tu susiduri su kažkuom tai, kas tau nepavyksta arba neina padaryti. Man labai Tada ir patinka, iškyla kai klausimai. jungia į Zoomą ir mes galim viską praktiškai pažiūrėti, nes yra tokių, kur niekas neįdomu, bet paskui kai kažką reikia padaryti, jam pastoviai prasideda visokie klausimai, nors supranti, kad mes Zoom'e buvom ne vieną kartą tai aptarę ir matai, kad žmogui Zoom'ai neįdomu, ta prasme, bet kai ateina klausimai, paskui prasideda visokie neaiškumai, tai jis būna dažniausiai viską praleidęs. Tai vat, labai gerai, kas jungiasi į Zoomą ir mokinasi kartu su, kaip sakyti, su visais. Ir tikrai visko mes irgi patys gal kažko nežinom, bet stengiamės viską mokintis, kuo daugiau viską išmokti ir visas tas dalykas ateina per praktiką. Taip, mes tokie patys investuotojai kaip ir jūs, tai gal labiau žingeidus ir ieškome atsakymų, nes norime padėti jums viską suprasti, tuo pačiu ir patys mokinamės. E, Būna tikrai tokių keistų klausimų, gal ir, kai aš sakau liaudiškai, užknisu ir Francesko, bet na, tokia jau jo dalia. Kaip manęs klausia, taip aš klausiu aukščiau. Aivaras, kadangi dirba statybose, nenoriu jo gaišinti, tai aš tiesiai, kaip tas, kas sakė, zuikiai už ausų ir pirmin. Man reikia čia ir dabar atsakymo. Gaila, kad ne visada tie atsakymai greitai pareina, ne visi yra kantrus ir supratingi. Tai vat, yra grupė mūsų LT, turite klausimų, rašykite ten, tikrai, jei ne vienas, tai kitas atsakys. Ir nebijokite klausti. Nėra kvailų klausimų, yra neteisingi atsakymai ir nėra ko bijoti. Na, Aivarai, čia klausimas tau. BTC, ETC ir automatinis pasirinkimas plačiau. Ką geriau rinkti? Na, tai va čia klausimas iš tikrųjų rimtas yra. BTC, TC, tai sakykime, čia yra kaip pasakyti, rinkos judėjimas. Jeigu, sakykime, rinka judės geriau su bitkoinu, kils bitkoinas, sakykime, ar kris stipriau, tai aišku, geriau yra bitkoinas, bet jeigu eteriumas daugiau, tai aišku, eteriumas yra geriau, bet čia dabar pasakyti, kas yra geriau, yra labai sunku. Nes, sakykime, pavyzdžiui, aš turiu ir LTC, va, pavyzdžiui, sakykime, pasirinkęs automatinį. Tai LTC taip pat uždirba gan neblogai, sakyčiau. Paskui turiu dar vieną atsidaręs, tai man dirba su... Nu gerai, aš jums tada parodysiu šiek tiek, gal bus irgi Šiaip tai įdomu. viskas priklauso nuo rinkosgi. Jo, viskas nuo rinkos. Tai vat, pavyzdžiui, pažiūrėkim šios dienos, ne, sakykim, procentą. Tai va dabar eteriumas, va, jeigu klausim, kas geriau. Tai va eteriumas man šiandien sugeneravo 3,63, ne? Taip, atidarom kitą, pavyzdžiui, robotą ir šiandien, sakykime, LTC, ne? Va, sakykime, žiūrėkit, LTC va yra robotas. Moneta parinkta ir jinai man uždirba šiandien 3,73. Tai šiandien tai kas geriau, ar eteriumas, ar LTC. Tai pasakysim, kad būtų LTC, ne geriau. Bet sakykime, pažiūrėkime vakarykštį. 368, ne? Tai 368, atsiminkim. Ir čia pažiūrėkim. Tai čia yra 366. Tai LTC būtų kaip ir geriau. Jeigu taip žiūrėti, ne? Po 333. 333. Jo. Tai va, LTC va 375. Tai palei mane tai LTC geriau, pavyzdžiui, yra. Su priekyba, ne? Geresnė negu eteriumas, pavyzdžiui. Čia yra eteriumas, o čia yra eteriumas, ten jis yra LTC. Tai, pavyzdžiui, man su eteriumu eina blogiau negu su LTC robotu.
Tai vat, jeigu vat, kad paklaustumėt, kas geriau, tai mes nežinom, kaip ta rinka važiuos, sakykime, kaip važiuos tą savaitę ar tą mėnesį, sakykime. Tai sunku pasakyti, pavyzdžiui, gali būti, kad Ethereumas judės geriau negu LTC, bet gali būti ir atvirkščiai. Taip pat, tai jeigu dingtų telegramas, dingtumėm ir mes, nes dingtum ir tu. Tai vat, atsakyms irgi keistas tikriausiai. Būna gi neužkrauna to telegramo ir jautiesi kaip be rankų. Bet programėlės tai veikia. Programėlės yra ne per telegramą, tai jos niekur ir nedingtų. Bet čia klausė žmogus, kaip TRX moneta. TRX moneta lygiai taip pat kaip ir LTC gali būti, kaip ir BTC. Pavyzdžiui, sakykime taip, jeigu taip pasakyti iš praktikos dalyką, tai žinau mano kolegai, tai jis turėjo TRC pasirinkęs, jis 10 000 investavęs, tai jam visą tą laiką TRX dirbo ir jam TRX dirbo labai panašių procentų, sakykime, bet būdavo tokių bangų, kur gaudavo neblogai iš tikrųjų, didesnį procentą. Tai TRX irgi labai turi, labai, kaip pasakyti, panašų procentą dienos. Jis turi mažesnį svyravimą, sakykime, uždarbio, taip sakykime. Tai nežinau, sakau, šiaip visos monetos jos uždirbamos pinigus, tik tais, kad vienos monetos šiek tiek truputį daugiau, kitos šiek tiek mažiau, čia viskas pagal rinką, pagal tai, ką mes esam pasirinkę ir tiek, aš manau, nėra iš tikrųjų blogų kažkokių monetų. Svarbu Tie, neša tie kas pelną. tingi kas galvoti, tai tiesiog automatiniai renkasi ir parenka automatiškai pagal dirbtinį intelektą, sakykime taip. Tai va, jaučiu, taip ir baigsim Zoom'ą. Klausimų kol kas kaip ir nėra. Iš tikrųjų labai dėkingi, kad prisijungėt. Būtų dar kokie keli žmogeliai buvę, tai dar klausimą turim. Žiūrėkim, kas čia dar klausimas. Tai ačiū, kad labai gerą informaciją. Tai mes tą informaciją tikrai stengiamės pateikti kuo išsamiau, bent jau aš. Jurgita biškai greičiau, aš lėčiau, tai va turėsit viduriuką tam ant ten. Biškai kas mėgsta greičiau, gal aš per lėtai kalbu, tai neįdomu, tai bet kam patinka gal greitis, tai va viskas, čia kaip sakoma, ir suderinta. Jo, jeigu greitai kreipkitės į mane, Jo. jeigu lėtai į Labai Aivarą. lėtai, išsamiai, neskubant, tai galite mane. Aš neskubu, aš esu tokia. Bet taip, mes juk esame visi skirtingi, negalim būti. Tai kaip tas, kas sakė, esu smulkiaraštė ir greita kalbė. Čia tas pats, Čia kaip aš dienai. ėjau daryti cheminį, tai iš tam sėdėjau 2,5 valandos ir atėjo visi manęs klausė, kaip tu taip sugebėjai, sako, tu taip ramiai sėdi, sako, čia sako, ateina piemenkos, atsiprašau, kad taip sakau, bet sako, ateina, sako, čia pusę valandos negali, sako, nusėdėti, jau klausinėja, ar jau viskas, sako, kaip tu taip ramiai, sako, nusėdi, niekaip nesuprantu, sako. O tu žmogus, tai nuėjai pailsėti. Man tai relaksas, aš sakau, čia galiu, sakau, sėdėti, man sakau, kai žinai, kai darbė ten mes dirbam, žinai, prie statybų, tai ten reikia visą dieną galvoti ir ten nepaskubėsi, yra tokių dalykų, kur ten reikia kruopštumo ir kaip pasakyti, ten negali niekur bėgti, kad ten padaryti šiaip taip lep ir žinai, aišku, yra tokių žmonių, nesakau, kad tokių nėra, bet tai va, galbūt, kad aš tiesiog toks žmogus, sakyčiau taip. Nu, jo.
Kantrybės irgi reikia turėti. Šeimyna irgi laukia, kol baigsiu Zoomą, tai nenoriu jūs gaišinti, iš tikrųjų sakau labai ačiū, kad tie, kurie prisijungėt, nepagailit, sakykime, savo laiko, nes mes irgi norim, kad tų žmonių būtų, nes jei nebus žmonių, tai ir Zoomai nebus beverčiai, iš tikrųjų. Taip ir kaip pastebėjote, Aivaras jau tyli apie loteriją, šiandien loterijos nebus, nes Jo, nes, mūsų nėra pagal normas, sakykime, yra irgi žmonių reikalavimai. reikalavimų taip kaip ir nėra, bet ta prasme man pačiam iš to suporto bus gėda, kai suportas, sakykime, yra 10 žmonių prisijungusių praktiškai ir mes darom loterijas. Tai tiesiog pats man pačiam nesmagu yra, kai reikia, kaip sakyti, prašyti pinigų, o mūsų ten keli žmonės. Tai norėtųsi, kad bent jau 15-16 būtų ir tada jau sukam ir viskas tvarkuoja. Tada aš jau jaučiuosi irgi tada gerai, kad kažkam padovanojau $10 ir man pačiam kažkaip tada geriau atsiskaityti, kaip pasakyti. Tai va, Tai ačiū, kad susirinkote visi. Buvo smagu. Taip, kai būna loterija, žinokit, visi apie loteriją žino, kas jau buvo Zoom'e, mes galim ir dabar padaryti, bet apie tiesiog ją jau reikia. žino. Ir Ir kitą kartą gal reikėtų ir pareklamuoti, kad bus loterija. mes Gal bus tada daugiau pasistengsim žmonių. padaryti kitoj savaitėj, tada biški stipriau ir tada tikrai padarom tą loteriją ir viskas tvarkuoja tos loterijos. Tai va čia jums Ir paskata, kad jūs jeigu tikrai bus daugiau prisijungusių, negu ne šiandien, tai vieną Zoomą, padarysim. o kelis Zoomus iš eilės, Francesko turės tada vertėją ir galės jisai dalyvauti ir pristatinėti pats. Ir Būtų klausimų. įdomu tikrai turėti jį pas mūsų svečiuose. Na, įdomu būtų tikrai pasiklausyti, ne tik tai pažiūrėti jo kabinetą. Jo, man pačiam irgi labai įdomu, aš norėčiau irgi. Ja, arba jeigu tarp mūsų yra koks žmogus, kuris tikrai aiškiai ir suprantamai gali išversti iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą, tai prašom, parašykite, mes mielai prijungsim jumis Jo, ir galėtumėt pavertėjauti. jo, už tai jau ir netgi galėsit netgi užsidirbti iš tikrųjų už vertimą, jeigu, sakykime, tikrai gerai sugeba atversti. Tai paprašysim kompaniją jums tikrai dar ir sumokės bonusiuką tikrai gausit. Jeigu pasiūlymas yra toks, jeigu jūs mokate anglų kalbą gerai, man būtų smagu, kad Jo, papildomai dar užsidirbti. pasisiūlytumėt, kam atiduoti svetimam, jeigu galima ir savam duoti, taip? Jo. Tai va, ačiū, kad kas buvot. Aš Gero atsijungiu. vakaro visiems ir tikėkimės iki kitos savaitės. Jo, iki. Iki.